Labas vakaras. Laukiu prisijungiant. Taip, labas vakaras. Dar kol šilti vakarai, tai žinau, kad nebus daug žiūrinčių tiesiogiai, bet bus klausančių įrašą. Tai kol dar laukiu prisijungiant, egiptietiški smilkalai. Taip. Gal galit, kas jungiatės, parašyti, ar aiškiai mane girdite, ar pliusiuką, ar ženkliuką, ar taip, ar ne, kad žinočiau, kaip mane girdit. Man rašo, kad lėtas ryšys, bet nežinau. Ar galit kas nors parašyti kokį komentarą? Ar aš girdžiuosi? Taip, puikiai. Ačiū. Ačiū, Laura. Jaudinuos. Visada man apie Egiptą yra miela ir labai gera kalbėti. Ir tuo pačiu jaučiu jaudulį. Kas buvo su manim, turbūt žino. Čia yra iš daktaro Adelio. Būtent man kurti apsaugai. Tai aš juos tikrai naudoju ir labai jaučiu, jie gana stiprus. Puikus garsas, ačiū Irena. Ir pasidalinsiu dar prieš pradedant kalbėti apie Egiptą, atsakant į jūsų klausimus. Labai įdomus procesai vyko. Prieš pat kokią 7 valandą pajutau, kad turiu išnešti visas šiukšles iš namų. Popierių, plastiką, buitinės atliekas, kad išvalyti visą apačią, kas yra po kriauklę, ten visokie buitinės chemijos priemonės laikau, turbūt kaip ir daugelis šeimininkių, ir galvoju, kaip įdomu, kas čia vyksta, kaip ir turėčiau sėdėti, galbūt ruoštis, medituoti, klausytis kažkokios tai įrašo ar skaityti. Ir jaučiu, kad ne, kad turiu išsivalyti, išnešti šiukšlės, išsivalyti, susiplauti indus. Ir tuomet nueiti į dušą, nusiprausti, persirengti ir tik tada galėsiu daryti laivą. Ir prisiminiau, apie ką tai yra. Nors aš neturiu čia savo namuose šios deivės statulėlės, bet kuomet mokiausi pas britės mokytojas, aš studijavau konkrečiai Sechmet, archetipą deivės Sechmet, liūtės, aistros, jėgos, galios, gydymo deivės archetipą.
Ir jos pasidalino būtent apie tai, apie atnašas ir deivei Izidei. Ir jeigu deivei Sechmet nėra taip svarbu, ar tu būsi nusiprausęs, ar susitvarkysi prieš tai, ar pasipuoši, ji tokia laukinė, ar ne, yra dykumos, aistros ir gali būti tokia tikrai ką tik iš lauko atėjusi, suplukusi, ar ne, visa aplipusi smėlių, tai deivė Izidė ne. Ir labai įdomiai, nes šiandien vienas iš klausimų yra būtent apie deivę Izidę. Ir supratau, kad į šitą laivą kviečia mane būtent deivės Izidės energija. Ir būtent deivė Izidė netinka, pas ją negalima ateiti nepasiruošus, nepasipuošus, nenusiprausus, atnešti aukų, ateiti jo šventyklą, atnešti aukų ant jos altoriaus, reikia pasiruošti. Ir duše supratau, kad kaip įdomu. Ir kas yra suvažiavęs su manimi į stovyklas, į Egiptą, esu nekartą dalinusis, kad aš asmeniškai neradau labai ilgą laiką ryšio, santykio su būtent deivė Izidė. Ir netaip senai suvokiau, galvoju, gal pavasaris buvo, suvokiau apie ką, kodėl aš neradau būtent santykio ryšio su šita deive. Ir tai buvo apie tai, kad tiek, kiek man teko sekti vedlių, angliškai priestės, nežinau, kunigės, ar ne, turbūt būtų galima versti, tiek, kiek mačiau moterų, kurios važiuoja į Egiptą būtent dėl deivės Izidės, kas yra susipažinę, ne, daugiau mažiau, važiuoja iš energijos, tobulos žmonos energijos. Vienas iš, aš pasidalinsiu truputėlį vėliau apskritai apie deivės Izidės archetipą, energetiką, bet dabar kol kas tiesiog apie save. Tai kad važiuoja dėl vyro pozicijos. Iš vyro, surasti vyrą, sutikti vyrą, kad aš esu Izidė ir aš ieško Ozyrio, aš surinksiu Ozyrį, aš rasiu būdą, kaip būti tobula moterimi, tobula žmona, iš tos tokios trūkumo pozicijos. Ir kuomet aš pradėjau gilintis, apie ką man yra Izidė, ir taip atsirado stovykla, kuri vyks lapkričio 29 gruodžio 6 dieną, deivės Izidės ir Eglės Žalčių karalienės archetipų tema. Suvokiau, kad tai yra Izidės šešėlis, tai yra šešėlinė pusė ir trūkumas, iš trūkumo jausmo į moterį, tobulą moterį vyrui. Ir kuomet atėjo man tas suvokimas, man pasidarė viskas, sukrito ir viskas sugulė į savo vietas, nes aš žinau, kad aš nenoriu ieškoti vyro, rinkti vyro dalių sukapoto pagal Izidės ir Ozyrio mitą, ar ne? Dievo Ozyrio brolis Setas iš pavydo sukapojo Ozyrio kūną ir išmėtė po visą Egiptą, ir Izidė, būdama tobula mylimoji, tobula žmona, surinko savo vyro kūną ir nerado tik tai falo. Ir aš suvokiau, kad tai nėra mano energija. Ir tada įvyko didysis susijungimas su Izidė, gilesnė prasme, surinkti savo išmėtytas dalis, savo paneigtas dalis, savo nenorimas matyti dalis vidinės
į tą justę, kuri aš esu, į tą justę, kurios aš bijau, kurią aš neigiu, kuriai neleidžiu gyventi. Ir tuomet pradėjo vykti magija mano gyvenime. Ir Deivė Izidė yra ir apie magiją. Po truputį tos mano dalis pradėjo stotis į savo vietas manyje. Pradėjo mažėti trūkumo jausmas. Trūkumo, kad aš esu nepakankama, ar ne, kad tik tai su vyru ar per vyrą galiu būti pakankama, ar ne. Ir taip radosi būtent šita stovykla ir taip radosi santykis su Izide ne per tiesioginį, bet per labai pasąmoninį suvokimą ir pajautimą, apie ką yra iš tiesų tas mitas. Tai ne apie fizinius žmonės ir fizinius santykius. Ir tuo pačiu apie fizinius santykius. Bet pirmiausia, turbūt neįmanoma eiti į jokį fizinį santykį iš trūkumo jausmo, nes tas santykis ir bus iš trūkumo, ar ne? Kuomet savo pamestas dalis aš bandysiu surinkti per kitą asmenį, ar ne? Nes žinom turbūt kiekvienas, kad į bet kokį santykį mes einam, turiuomenį dabar vyro ir moters, einam per veidrodinį principą, ar ne, atspindi tam tikrus dalykus, atliepia tam tikrus dalykus ir tai, ką aš renkuosi, kai kuomet renkuosi partnerį, tai aš renkuosi ir tas dalis, kurių man trūksta. Ir aš tai suvokusi, pajutau, kad aš esu santykė su Deivė Izide. Va, tai tokia labai plačia įžanga. Kodėl aš šiandien prieš pat laivą ploviau indus, valiau kriauklę ir visa kita. Ir ruošiausi, puošiausi, prausiausi duše, nes Deivė Izide dėja nepriima laukinių. Ir prieš atsakant į jūsų klausimus, turiu parsisiuntusi Deivės Achmet Oracle karteles ir ištrauksiu, tiesiog labai įdomu pačiai, kokia žinutė, kokia energija pasiruošus šį vakarą būti su mumis. O jums noriu priminti, kad galite rašyti į komentarus savo klausimus, kieno aš esu gavusi, atsakysiu, esu pasiruošusi. Kam dar kyla papildomi klausimai, ar šiaip norisi kažką sužinoti, tai rašykit. Viena korta iškrito, tai aš ją ir Great One of Loss. Va. Kokia Achmet. Po laivo pasižiūrėsiu, ką šita kortelė reiškia. Dabar tiesiog parodau. Neskaičius, man dabar ši korta kalba apie tokią pilną liūtę, pilna dalintis, kad yra prikaupusi savo viduje, ar ne, ir vat ta būsena, tas stovėjimas man kalba apie prikauptas vidinės žinias, kuriomis jį yra pasiruošus ir nori dalintis. Tai pasidedu į šoną, po to paskaitysiu po laivo, ką ši kortelė reiškia. Gerai, tai keliauju tada prie jūsų klausimų, ką man esate atsiuntę. Galvoju, nuo kurio pradėti.
Gal aš ir pradėsiu nuo Izidės, kadangi apie ją jau pradėjau šnekėti, tai buvo toks klausimas, kaip lengviausiai, greičiausiai ir švelniausiai atsiverti Izidės kodams. Kaip lengviausiai atsiverti Izidės kodams. Pirmas dalykas, tai Egipto visos dievybės ir dievai yra labai labai platus. Egipto dievybės, deivės ir dievai nėra vienareikšmiai. Jeigu, tarkim, graikų dievus ar ne, deivės, gana paprasta identifikuoti kokią energiją, kuris archetipas, tai Egipto nėra taip paprasta, nes jie yra labai platus, labai daugialypiai, daugiasluoksniai, pamatiniai, net kas daugiau mažiau kažkiek tai žinote apie Egipto dievybės, deives, ar ne, netgi vaizduojamas kartais labai panašiai, ir jeigu tu neišmanai tos deivės hieroglifo, kaip yra rašomas vardas, gali ir sumaišyti. Ir kas esat studijavę, ar ne, ar su manim, ar su kažkuo kitu vykę į Egiptą per šventyklas, turbūt tikrai nekartą kilo klausimas, o tai čia kuri su sparnais, Izidė ar Mat, o kuri čia su karvės ragų karūna, Hator ar Izidė, ar šita liūtė yra Sechmet, ar vis tik yra Mut. Ir tikrai tai, kad net atvaizduojant nėra vieno labai labai aiškaus ir tokio išreikšto konkretaus atvaizdo, tam tikrų yra, bet ir tai yra niuansų. Rodo apie tai, kiek yra plačios ir daugias sluoksnės Egipto dievybės. Va, tai apie kodus konkrečiai, jeigu atsakyti ar ne apie kodus. Izidės tokios pagrindinės, aš turiu atsispausdinus, kad neužmirščiau, pagrindinės tokios galbūt kodinės žinutės būtų motinos, sesers, gydytojos, magės, ištikimos, mylimosios archetipas. Tokios besąlygiškos meilės, ar ne, šventos pareigos, šventos atsakomybės archetipas. Ir kuomet mes kalbam apie kodus, labai svarbu žinoti, ką iš tiesų aš noriu pasikviesti, kurį kodą, su kuriuo kodu susijungti. Ir aš truputėlį žinau šią moterį, kuri rašė šį klausimą. Ir apskritai turbūt, kuomet mes klausim apie kažkokią tai dievybę, greičiausiai mes jau esame santykyje, esame ryšyje su šita dievybė, tik tai gali būti, kad išreikšta yra šešėlinė pusė. Kaip pavyzdžiui, ar ne? Kokia būtų deivės Izidės šešėlinė pusė, ar ne? Tai per didelis meilės, kaip čia, perteklinė meilė, ar ne, per daug susikoncentruota į vyrą, per daug susikoncentruota į santykį, per daug susikoncentruota išsižadant savęs, kuomet darom daugiau dėl kitų negu dėl savęs. Kada jaučiam, kad jeigu niekam kažkam nepadedam, kažkam kažko nedarom gero, tai jaučiamės, kad esam nenaudingos, nepakankamai geros, kad ji tampa verta, kuomet duodan. Jeigu kažko tai neduoda, ar pasako, nubrėžia ribas, pasako savo,
kad ne, man taip yra ne okei, jaučiasi nevertinga, lik nebereikalinga. Tai čia tokia yra Izidės šešėlinė pusė. Kas dar? Dar Izidės šešėlinė pusė yra tokia auklėtojos, auklės, gelbėtojos, padėjėjos, kuri visur lekia visiems padėti, kažkas kažkam nutinka, gelbėja. Tai tokia moteris visada užimta yra kitų reikalais. Tai vat gali būti, kad kuomet mes ieškom kažkokios tai deivės santykio kodų, labai sąmoningai, gali būti, kad mes jau esam su ta deive, tik tai šešėliniai pusiai. Va, tai dar labai gerą esu pasirašysi, kad apie Izidę šešėlinę pusę įkrenta į tokią manipuliatorės aukos vaidmenį ir sako, aš dėl tavęs viską padariau, aš dėl tavęs viską atidaviau. Tai yra Izidė, ar ne? Tai dažnai būna, gali būti mokytojai, vedliai, visokie dvasiniai mokytojai ir dvasinės mokytojos, kur kartais sunku jau atpažinti tą balansą, ar ne, kada tik duodu kitam ir pamirštu save. Tai taip. Tai, Tai Izidė kviečia pamatyti, kaip dažnai bandai laikyti visus kitus, padėti visiems kitiems, tačiau pamiršti save ir dabar tavo užduotis būti šventikla savo. Tai kaip pasikviesti Izidės kodus arba iš šešėlinės pusės pereiti į tą gydantį, ar ne, santykį, gydančią magiją, gydantį davimą, gydančią transformaciją, ar ne, gydantį savęs surinkimą, nesikoncentruojant vien tik į kitą. Tai kiekvieną kartą, kai kyla noras kažką gelbėti, kažkam padėti, pirmiausia paklausti savęs, ar aš jau pagydžiau šią vietą savyje. Ar aš jau pagydžiau šią vietą savyje. Tai nesvarbu, kokioje temoje ar ne kyla noras padėti, pasižiūrėti, kodėl aš noriu padėti, iš kokios pozicijos kyla tas mano noras padėti ir ar šita vieta nėra ta vieta, kur pirmiausia aš pati savo turėčiau padėti. Tai Izidės kodai yra tokie moteriškos išminties, gydymo, meilės, atgimimo archetipas. Jie atsiveria ne per protą, o per patyrimą. Tai lengviausias ir švelniausias būdas leisti savo būti jos energijai, o ne per prievartą jos ieškoti, ją kažkaip prisijaukinti. Vat ir kaip aš dalinausi, kaip man buvo, ar ne, kad nežinojau, kažkaip neradau, kol nesuvokiau, kad aš ieškau ne taip, ne per santykį, per vyrą, ne per santykį, per kitą žmogų, ne per trūkumo jausmą ir ne per trūkumo santykį. Tai Izidė yra ir ta, kuri susijusi su Nilu. Tai vienas iš ritualų ar tokių tradicijų būtų galima įsivesti, kurį pavadinau savo, besiruošdama vandens apsivalymas. Tai ar duše, ar upėje, ar jūroje su intencija, kad atsiveriu Izidės išminties srautui ir tiesiog įsivaizduoju, ar ne, kaip vanduo teka, tarsi Nilas, ar duše, ar neriu į jūrą, ar žengiu į jūrą, ar į upę, ar į vonę paniru.
ir tiesiog vizualizuoju, kad Izidės išminties rautas, meilės rautas, transformacijos rautas, magijos rautas teka ir eina per mane ir aš tiesiog pildausi. Ir taip kiekvieną kartą vis prisimenant, ne drastiškai, ne per jėgą, bet tiesiog prisiminus, kad einant į santykį su vandeniu ir nepraustis, kad aš taip gaunu ir Izidės energijos, kad Izidės energija teka per mane lengvai, švelniai, šviesiai ir viskas, kas nereikia, nusiplauna. Ir tai, kas reikia ateina, taip kaip Nilo vandenis, ar ne, gyvybė, gamta, stebuklingi Nilo vandenis nuplauna tai, ko man nebereikia. Tai vienas iš ritualų švelniai ir lengvai pasikviesti Izidės kodus. Kitas iš būdų galima turėti statulėlę, galima pasidaryti sielos kortą. Galbūt netgi man reiktų suorganizuoti. Ar norėtumėt, parašykit, man artima Izidė, oi, ačiū Rita, kad parašy. Jo, aš nuo pradžių dalinausi apie savo santykį su Izidė, tai jis toks visoks buvo. Parašykit, ar norėtumėt, ar būtų įdomu, jeigu padaryčiau, nežinau, ar gyvas, ar online, galbūt Egipto deivių archetipų sielos koliažo kortą, kad susikurti. Statulėlės yra labai faina nusipirkti. Pasigaminti kortą, tai reiškia, kad sudėti dar tuos kodus ar net tą informaciją tai deiviai, kurie kviečia mūsų sielą, ar ne, mūsų vidus. Ir kuomet kuriam kortą, sielos koliažo kortą, dirba mūsų pasąmonė, nepaisant to, kad mes renkamės gražius paveikslėlius, kas esat gal kuria jau su manim, tai sudedam ne tik paveikslėlius, sudedam savo vidų, kas iš tiesų yra. Ir galbūt tikrai dabar atėjo tokia mintis sukurti dirbtuves, kur galėtumėm susikurti savo asmeninę sielos koliažo kortą kažkuriai tai deiviai, kuri jūs kviečia, su kuria esat santykiai, ar ne, arba kurią norisi pasikviesti per lengvumą, per vidinį kvietimą, per vidinę išmintį, bet ne per jėgą. Tai čia toks nuokrypis, tai apie dar kelis būdus, kaip pasikviesti Izidės kodus. Tai užsidėkit žvakę. Izidės spalvos yra, sakoma, raudona, balta, auksinė gali būti. Užsidėkit ar lotoso žiedų, padėkit ar rožės, raudonos ar baltos rožės žiedų kaip auką. Ir tiesiog kelias minutės įkvėpti, iškvėpti ir pabūti, pasikviesti Izidę, pasimti, turėti savo dienoraštį ir pakviesčiau tai daryti kuo dažniau. Kažkas skambina į duris ir labai įdomiai. Girdėt, ką aš sakiau? Aš dabar sakiau, pasikviesti ją kuo dažniau ir kažkas lauke skambino į mano namų duris. Pas mus yra su skambučiu tas Vodafonas ir matyt, kaip kaimynai pas kažkas atėjo. Bet tai žodžiu, tuo momentu, kuomet aš sakiau pasikviesti ją kuo dažniau. Vau. Ir skambutis į duris. Žinokit, čiurpas per kūną eina, panašu, kad jie atėjo. Jo. Aha, tai ką rašyti į dienoraštį? Domina aplamai ši sistema. Gerai, galėsim ką nors sugalvoti. Tai ką rašyti į dienoraštį? Kad užsidegu žvakę ir padėjus gėlių,
būtinai nusiprausus, persirengus švariais rūbais. Izidė tiesiog kviečia tai daryti. Ką šiandien nori man atskleisti Izidė? Tiesiog užrašyti klausimą, ne? Ką nori man šiandien atskleisti Izidė? Ką nori man šiandien pasakyti Izidė? Ir leisk rankai rašyti viską, kas eina. Neprisirišti iš proto, kaip aš čia norėčiau kažką išmintingai, protingai parašyti. Leisk tiesiog rankai rašyti, ką ji rašo ir pasižiūrėti. Ir šį tokį ritualą, ar vakaro, ar dienos, ar ryto, nesvarbu, kaip išeina, tiesiog vis daryti ir pasižiūrėti, kokią žinią, kokias žinutės, kokius kodus, kokią informaciją Izidė atneša ir perteikia. Va. Ir niekur neturėtų būti prievartos, jėgos, kad aš nerandu ryšio ar aš nerandu santykio. Plačiaja prasme, kiekviena deivė, kiekviena dievybė ateina tada, pasibeldžia tada, pasirodo tada, kada ji žino, kad jai reikia ateiti. Ir niekaip kitaip. Va, tai mes tiesiog galime švelniai ieškoti ryšio, ieškoti santykio, bet ne per drastišką buvimą ir ne per drastišką ieškojimą. Va, bet pažįstu šią moterį truputėlį, kuri rašė klausimą, tai aš manau, kad ji yra labai labai Izidėje ir santykė su Izidė. Gerai, keliauju toliau. Aš tiesiog primenu, kad jeigu turit klausimą, man galite rašyti į čatą, aš atsakysiu. Taip, galvoju, kurį čia. Gerai. Ir mane Egiptas labai patraukė vos pamačius Luksorą. Kuom energetiškai ypatingos Abu Simbel šventyklos? Abu Simbel šventyklos yra Asuane. Aš Asuane esu buvusi 2 kartus. Abu Simbel šventyklų komplekse ar kaip šventyklose. Esu buvusi 1 kartą. Abu Simbel šventyklos yra pastatytos faraono Ramzio II savo ir savo žmonai karalieniai Nefertari. Apskritai faraonai buvo laikomi ir jie save laikė Dievo Ra sūnumis, Dievo Ra vaikais. Ir faraonas Ramzis II turėjo daug žmonų, buvo daug patystė, bet jo mylimiausia buvo karalienė Nefertari, kuri dėja numirė ir nepamatė savo šios šventyklos pastatytos. Tai Abu Simbel šventyklos, kaip sakiau, yra Asuane, Egipto pietuose, netoli Sudano sienos. Ir energetiškai stipriomis laikomas dėl kelių priežasčių. Tai tiek dėl astronomijos, tiek dėl architektūros, mitologijos ir pačios vietovės. Tai didžioji Ramzio šventykla pastatyta buvo taip, kad vasario 22 ir spalio 22 dienomis, tekant saulei, saulės spinduliai prasiskverbia per tokia yra ilga galerija vidinė ir apšviečia 3 dievų statulas. Ten yra iš viso 4 statulos, apšviečia 3 dievų statulas.
Ir dabar klausykit, ką pasakysiu. Ramzi antrąjį, dievą Amon Ra ir dievą Ra Horachti. Kodėl Ramzis antrasis save priskyrė prie dievų? Dėl to, kad jis faraonas ir save laikė dievo Ra sūnumi ir save laikė dievu. Ir kodėl neapšviesta dar viena statula, ketvirtoji? Tai yra dievo Patach, požemių dievo, deivės Achmet vyro ir dievo Nefertumo tėvo statula, dėl to, kad jisai požemių dievas ir simboliškai įkūnija, reprezentuoja naktį, tą tamsųjį nematomą pasaulį. Ir kiek turėjo būti išminties architektų ar ne statytojų, kad pastatyti šventyklą ir statulas 4 taip, kad būtent tomis dienomis, čia pagal mūsų kalendorių, ne pagal egiptiečių kalendorių skiriasi, kad būtent tomis dienomis apšviestų. Ir tomis dienomis toje šventykloje buvo švenčiami festivaliai, šventės, puotos, paminėti tokį svarbų momentą. Tiesa, aš nežinau, ar dabar taip yra, nes visos Asuano šventyklos, Asuane esančios šventyklos dėl pastatytos užtvankos, dėl Nilo potvinių, kad nesugadinti šventyklų, buvo perkeltos blokas po bloko į aukštesnę vietą, kad neapsemtų Nilas. Ar ne, ten 1960-68 metais tuo laikotarpiu buvo perkeliama šventykla. Aš nežinau, ar dabar sugebėjo perkelti taip, kad tomis dienomis apsišviestų. Bet šita informacija yra pagal vietą, kur šventykla buvo pastatyta. Ką aš dar norėjau pasakyti apie svarbumą ir kuo reikšminga energetiškai šita šventykla. Tai Abu Simbelio šita šventykla buvo traktuojama kaip galios vartai į Nubiją. Pats faraonas save, žiūrėjo, tai yra buvusi ir matė, kad pats faraonas yra tokio didumo, kaip dievas vienodų aukščio statulas tiek dievų, tiek faraono save sulyginęs tiek didybės savyje tai turėjo ir tai tokį, sukuria įspūdį, kad žmogus yra tik maža dalelė prieš kosminę tvarką ir valdovo galią. Taip pat Abu Simbel šventykla yra tokioj vietoj, kur dykuma susitinka su Nilu. Tai yra žemė, saulė ar ne, smėlis susitinka su vandens stichija. Tai tokia stipria energetinė sankryža tarp derlingo vandens ir negailestingos sausumos dykumos. Taip, kas čia dar? Šitos šventyklos dydis tokį kalba apie kolektyvinės pasąmonės archetipą, kuris kelia ir pagarbą, ir baimę, ir nuostabą, ir tą galybę žmogaus, tą santykį žmogaus ir Dievo. Ir
labai šiaip įdomu, aš pasidalinsiu savo patyrimu šitoje šventykloje. Ir aš tik po to sužinojau. Iš tikrųjų, aš važiavau truputėlį iš neišmanimo į Abu Simbelio šventyklą. Nebuvau labai daug skaičių, sužinojau, kad Ramzis II pastatė savo, žmonai Nefertari karalieniai pastatė šalia mažesnę šventyklą, kuri yra skirta karalieniai Nefertari ir Deivei Hathor. Ir mano žinios to baigėsi. Ir aš nelabai, jeigu visai atvirai sakyti, jutau energiją. O aš tokia, esu pajauti. Egipte pajauti. Prisipažinsiu, man Lietuvoje šventose vietose yra kartais sudėtingiau. Ir būna, kad aš visai nieko nejaučiu. Ir aš Abu Simbelį nelabai kažką jutau. Man buvo labai gražu, labai graži didybė, ta galia, tokia ta didybės energija, bet viduje aš nejutau gyvybės. Turbūt taip sakykime. Nepajutau gyvybės. Ir kuomet mūsų gidas pasakė, kad šita šventykla ir visos šventyklos yra perkeltos, aš tada savo viduje pagalvojau, mažai su ko dalinausi, kad vis tik perkelimas nepaliko tos energijos, kur buvo toje vietoje, ar ne, išmelsta, garbinta, tikėta, gerbta. Sienose liko, bet plačiasme, ar ne, erdvėje, žemėje, visame toje, tam kosmose, ar ne, aplink šventyklą, perkelimas vis tiek buvo išardyta blokais ir sudėta, vis tiek išsidarkė, ar kaip sakyt, sumažėjo ta energija, ta galia tos išmelstos, atmelstos, ar negarbintos vietos. Ir besiruošdama, radau vieno brito mokytojo, egiptologo, kuris pasidalino savo postę, ir aš net užsirašiau iš tikrųjų, kad Abu Simbelio šventyklos perkelimas unikalus. Manoma, kad dalis šventyklų auros energijos liko senoje vietoje. Tačiau naujoji vieta taip pat prisigėrė sakralumo, nes buvo perkelta su ypatingu tikslumu. Ir perskaičius man šitą, norint atsakyti moteriai klausimą plačiau, kuri klausė, supratau, kad su manim viskas gerai. Aš dar kartą pasitvirtinau, kad su manim viskas gerai ir tikrai Egipte ir šventyklos kalba su manim.